Daug arimo bus. 2000 tonų per dieną. Licerna rūgščios žemės nemėgsta. Taip prisižadėjo, kad atvažiuos. Geras klausimas. Nėra buvo stemta taip išeina. Praėjusiais metais tos problemos jau neturėjom. Bandysim traukti. Penktadienį po pietų prasideda reikalai. Kintamo normą bersi. Reiks susireguliuoti. Matom, krauna fūrą kalkių, ne? Ir kur tos kalkės važiuos? Kalkės važiuos į Telšių rajoną pas mūsų pagodos prizo laimėtoją. Pona Mantautą Pocių. Kokias kalkės čia kraunat? Kalkės kraunam 0,3 frakcijos. Mūsų geriausia produktą šiai dienai, smulkiausia, kuris tolygiausiai skleidžiamas ir greičiausias efektas. Kaip žinot, kiek pakrautų kalkių į tą fūrą? Frontalinėme krautuvė yra įmontuotos kaušinės svarstyklės, kur kiekvieno kaušo svoris užfiksuojamas prieš pakraunant į automobilį. Papildomai po pakrovimo sunkvežimis vyksta ant automobilinių svarstyklių, kur tuščio sunkvežimio ir pilno sunkvežimio svoris fiksuojamas programa, nuskaitant kortelę. Tada vykstama išrašyti dokumentų, paduodama kortelė, kurios duomenys automatiškai būna užfiksuoti programoje. Pagal tai išrašomas važtaraštis. Kiek fūrų daugiausia galite pakrauti per dieną? Geras klausimas. Pagal paklausą. Esam pakrovę taip apie 2000 tonų per dieną. O kiek į fūrą telpa? 24 tonas. Dabar darbymetis pas jūs? Darbymetis intensyviausias prasideda rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. Tiek statybininkam, tiek ūkininkam. Spėjat? Spėjam. Stengiamės suspėti. Visko pasitaiko. Yra buvo ir 20 mašinų eilė, kuriuom tenko laukti po 3 valandas, bet praėjusiais metais tos problemos jau neturėjom ir stengiamės žingsniuoti į priekį, kad nesusidarytų tokių situacijų. O ką prieš kaltinant reikia pasidaryti? Tikslius dirvožemio tyrimus, kurie parodo, kiek ir kur reikia produkcijos. Gero kelio Mindaugui. Nuotykiai prasideda. Ar patrauksit? Bandysim traukti, jeigu kas didįjį džionį kabinti. Einam žiūrėti, ką čia daro. Mašina sėdus iki ausų. Niekad nenaudota. O. Nėra buvo stemta taip išeina. Nei daužta, nei tempta. Gerą mašiną. Nu, kaip manot, važiuos ar ne? Su nagais atsargiai. Kintamo normą bersi. Reiks susireguliuoti. O kaip normą nustatysi? Ant akies. Kur čia reguliuos? Srautą. Ai, Tepalą. Bet biškį apgavota. Žadėjo atvažiuoti. Kapana, nedėjom kapana. Erika. Tai šiaip jinai ir laukia, žinok. Sako, nu tai kada važiuosim, sakau, kam tu ten važiuot? O tai nereikia, sako. Nu ką aš žinau, sako, ką ten vyks? Taip nusiminė, žinai. Taip prisižadėjo, kad atvažiuos. A tai norėjai susipažinti su Erika, ne? Nu, tik ten praktiškai parodoj nebendravom, todėl kad vėliau atėjo tik tai. Buvo tik šefs paleikęs. O tai kaip jūs tai parodoje sugalvojate ten tą užsipildyti anketą? Kažkada matėm reklamas, norėjau užpildyti, sakau, drug laimėsi. Ir laimėjau netyčia. Mantautas iš Telšių rajono.
sakėte, auks, kad ten ilgai ieškoti, ne kaip ten buvo. Nu, pirmas įk praėjom netyčia, nepamatėm, paskiau gerai, kad kits vadybininkas šalia, kur buvo stends, užnekina, paskiau pamačiau. Tie iš raudonio, ne? Šalia Taip, buvo. raudonių šalia. Dirbat su raudoniais. Nu, kažkiek, bet daugiau pažįstami esam. Aha. Nu tai va, šiandien atvežėte kalkių fūrą, su nuotykiais nematėm. Nu, taip. Kaip ten sako, penktadienį po pietų prasideda reikalai. Pas mus visą laiką būna, ypač sekmadienį. Sekmadienį. Taip. O tai gal sekmadienį reikia eiti prie to Šatrijos kalno pasimelsti, ne? Nu, į bažnyčią reikia. Kokio didžio jūsų ūkis, kiek čia dirba žemės, ką auginat? Netoli 300. Gyvulių turit? Turime netoli 200. O čia pas jūs dirvos yra rūgščios, reikia kalkinti? Yra rūgščių, ypač lopais. Kokią normą šiandien berėt? Tarp 2 tonų ir 4 tonų. Kokio dydžio lauką šiandien turi čia barstyti? 6,5. Užteko tos fūros? Tik. Ar rekomenduotumėt kitiem kalkės barstyti? Nu, būtinai, jeigu rūgščias dirvos, grūdam pagelbėja geriau, gražiau atrodo. Kaip nustatot, kad reikia kalkinti? Nu, matos pagal pievą, jeigu į pievą žiūrint, dar matos, o licerna, pavyzdžiui, licerna rūgščios žemės nemėgsta. Tai automatiškai jos nelabai tėra toje vietoje, kai rūgšti. Tai žemės tyrimus darotės ar ne? Nesidaro. Pas mūsų sunkiai nustatyti, todėl kad per daug kalvota. Vienoj dirvoj būn visko, ir smėliai, ir moliai, ir durpės. Kaip tas pavasaris, jau trąšas barstot? Nu, dar biški anksti barstyti. Biški dar šalta žemė, aš galvoju. Kokie iššūkiai šį pavasarį nusimato? Sulaukau išdžiūs, daug arimo bus. Arėt? Taip, arėm. Ypač pavasariniam. O kodėl arėt, kodėl nenautilas? Todėl, kad daug prastesnis derlius būna. Ir daug piktžolių yra. Pavasarį ypač. O iš rudens jo skutam ir siejam. Našė čia žemės, kokio našumo yra? Labai prasta žemė. 26 iki 30. Ką norėtumėt palinkėti Lietuvos ūkininkam? Gero derliaus, kad būtų, ir kantrybės geros. Ieškai žmonos? Nu, aišku, ieškai. Tai pasakyk numerį, gal parašys kokią ūkininkę. 8, 6.